Atėjo stalas vaikai jums. Kompiuterio. Matėjai? Jo, turėsit naują kompo stalą. Eikit kvieskit tetį, kad statytų stalą. Jei. Na ką, sveikučiai. Gavau Faberlic siuntinį. Pagaliau. Labai ilgai laukiau, turėjau praeitą savaitę ketvirtadienį gauti. Nu kaip visada gaudavau ketvirtadieniais. O šį kartą sakė ir pirmadienį, ir antradienį, ir trečiadienį, ir žodžiu, va, gavau tik tai šį ketvirtadienį. Ir dar, vat, taip greitai peržiūrėjau, sulyginau su čekučiu ir žiūriu, dar vienos prekės trūksta. Tai va, dabar direktoriai parašiau, pažiūrėsiu, ką atrašys, nes neįdėjo vieno kremuko, kuris turėjo būti pagal sąrašą, pagal čekį. Ir dabar įlindau į palapinę, nes labai vėjas didelis. O namie Tomas zirzelioja, tai galvoju pasislėpsiu, palapiniai gal niekas nesutrukdys. Bet aišku, tuoj Andrius eis paimti Luką ir gali būti, kad Tomas vis tiek mane ras čianais. Taigi netempus gumos pradedam, nes noriu jums parodyti, kągi vis tik užsisakiau, ką gavau, ką kitos merginos užsisakė. Ir po to reikės viską išsidėlioti ir nešti merginoms atiduoti prekes. Tai va. Šokam į dėžutę. Aš taip padėjau, gal matysite jūs, nežinau. Na ir žiūrime. Taip atsidaro. Ir kągi, pirmiausia, čianais tai pasiėmiau naujų katalogų. 5 štai su Marijavai tą blogerę rusų. Kas iš jūsų žiūrit, parašykite. Aš kartais ją pažiūriu, nors ten tokius filmukus jaunimui labiau, bet įdomu kartais pažiūrėti ir makiažo. Tai va, jinai bendradarbiauja su Faberlic dabar. Yra jo serija visa išleista, va, beauty boxas net naujas. Ir žodžiu, galima bus pažiūrėti. Jo reikės gal perverst katalogą kitam video su jumis. Ką išsirinksiu, vėl parodysiu, nes visose gyvenimo srityse visko yra. Ir rūbai, ir apatiniai, ir maistas, ir makiažai, ir namų priemonės, nu žodžiu, visko galima rasti čianais. Ir jau nusižiūrėjau kelis rūbelius, parodysiu, ką noriu užsisakyti. Taip, čia lankstinukas tiesiog, nuolaida yra 50% štai iki birželio 25. Reikia paskubėti. Taip, na ir kągi mes čianais turime. Taip, maišeliai. Čianais yra su aloe vera vakso pleistriukai tokie. Štai, kad depiliacijai plaukučių iš D-Line serytės. Toliau draugė visada užsisako tokias servetėlės, kaip kad valymui. Tai čia yra servetėlė universali, viskam tinka. Mikrofibros ir štai viskam tinka su ją valyti. Toliau užsisakė draugė savo dukteriečiai ir aš 3 mergaitėm draugėm dar užsakiau. Štai toksai purškiklis plaukučiams, kad lengviau šukuotųsi. Jisai yra sovietimis, man atrodo, kvapo, aviečių kvapo ir kad lengviau plaukučiai šukuotųsi. Tai štai tokie. Čia viskas aprijuota, kad žinot, kai siunčia neišsipiltų. Paskui nuims jau, kai merginom nešiu. Dar gavau, man atrodo, čia tai yra dovanų. Charles Lafemme. Nelabai moku perskaityti, bet apsitrynė truputį tos pakuotės. Taip, jau kai nešti klientėm, tai nelabai koks vaizdas. Truputį nusivyliau šitų, nes labai ilgai ėjo, keliavo ir, atsakau, toks apsitrynęs. Štai tokie. Kvepaliukai, purškaliukas. Oi, kaip fainai kvepia, net nesitikėjau. Labai gaiviai, šiek tiek saldumo, bet daugiau gaivos. O man kaip tik tokie ir patinka, kad daugiau gaivos. Tai va, galit pasižiūrėti. Bet ir saldu. Faini. Fainučiai. Štai tokie. Toliau, taip, čia tas čekis. Pasiėmiau toniką ir
Ir kas šiandien dar bus? Abu tonikai. Tonikai veidui tonizuoti iš Airstream serijos, deguoninis maitinimas. Tai štai tokie du. Tik vienas yra riebiai odai, kitas sausesniai. Tai dabar galvoju, negali būti, kad aš abu pasiėmiau. Nu, žiūrėsim, gal kažkur ir mergina užsisakė. Reiks pagal sąrašiuką pasižiūrėti, dabar daug darbo bus. Taip, toliau yra kremas antiperspirantas kojoms. Štai, kad nesmirdėtų kojas. Ir šiaip skaitos minkština odytę, viską labai geras su tuo kryžiuku. Labai gera iš Faberlic serija. Toliau, va, čia naista tuščia pakuotė, kur susinervinau. Gavau vieną naktinį kremuką iš Airstream, o dieninio kremuko, tuščia nėra. Tai truputį grūzas. Nu, bet pasakau, parašiau direktoriai, žiūrėsiu, ką atrašys. Tikriausiai atsiūs, kaip dažniausiai būna, jeigu ko nors trūksta, tai įmanoma susitarti. Tai va štai tokie turėtų būti 2 kremukai. Toliau arbata. Užsisakė bendradarbė arbatytės, nes kaip šiaip pokeliuose, taigi ten skaitosi visos jau atrabotkės, dulkės, o skaitos šiandien geros, be jokių priedų arbatos, tik vat pokelis kaip susiglamžė šitoj kompanijai, kai siuntė, kompanija, bet vat nepatiko šį kartą. Toliau yra jautriems dantukams pasta Sensitive, labai gera, irgi va su tuo ženkliuku, labai einamos pastos yra. Toliau kvepalai Koketė, dabar nelupsiu, bet man atrodo, aš jau tokius turėjau vienus, o gal ir ne dabar, nu, žodžiu, reikės paskui pažiūrėti ir dar daugiau apie viską pakalbėsiu, smulkiau, kai ir panaudosiu, kaip ką, vat vis per vlogus pasidalinsiu, jeigu įdomu rašykite, jeigu kažkas domina. Toliau yra naujiena iš Faberlic, tai pasta, ekstra gaivumas, štai tokia dantų pasta. Ir aš užsisakiau, ir bendradarbė užsisakė. Kas čia maišelėje? Taip, čia yra kvepaliukai su avietėmis, gervogėmis, stebuklingas vandenukas, tai yra tokie ir truputį blizgučio, nežinau, ar jums čia dabar matysis, tai yra kvepaliukai mažom mergaitėm, kad ten be spirito, nespiritiniai, nekenkia odytei, nieko, o truputį, kad kvepėtų. Merginos irgi ir mažos nori kvepintis. Tai štai, kad neimtų iš mamos kvepalų, yra toksai specialus vandenukas mergaitėm. Toliau yra Faberlic oranžerija, Pion į liliją, pienelis kūnui. Šitos serijos labai irgi einamosios, neseniai atsimenu atsirado, bet visi taip perka, taip užsisakinėja. Dar va, yra iš tų pačių, tik tai jau kito kvapo, osmantusas ir lemongrass, citrinžolė. Su citrinžolė. Osmantus su kas čia. Vandenukas, atgaivinantis vandenukas kūnui, veidui, galima purkštis vasarą, labai gerai tokie vandenukai, pastoviai pasipurškinėti ir galima laikyti per naktį šaldytuve, o dieną nešioti su savimi rankinėje ir atsigaivinti. Odą atgaivinti. Čia kito kvapo toksai pats vandenukas. Štai Pion ir lilija. Toliau yra dezodorantai, 48 valandų, labai geri. Ir jie tikrai nebrangus, fainai. Ir gerai sulaiko prakaitavimą, viską, tikrai verti dėmesio. Toliau, taip, draugė mano paėmė savo mergaitei, šampūnas ir gelis dušui, 2 viename vaikams. Štai toksai su ateiviuku. Nuo 3 metų vaikam net tinka. Toliau 2 tokie kažkas. Taip, žiūrim. Toliau yra dieninis eleksyras plaukams su amlos aliejumi ir žydkie kristalai, plaukams kristalai,
Kaip įdomu, irgi toksai serumukas, kristalai tipo. Nu, bandysim, nežinau. Man atrodo, aš čia šitus gavau dovanų ėmiau. Galėjau pasimti už balus, tenai, kai darai vis užsakymą, už balus dar gali išsirinkti nemokamų prekių. Tai ir kvepalus pasiėmiau, žinau, ir man atrodo šitus. Na ir šiek tiek dekoratyvinės kosmetikos, oi, kaip vėjas pučia, net ir palapiniai jaučiasi. O šiaip karštai kaitinė čia palapiniai. Ir dar iš dekoratyvinės kosmetikos truputį ir lūpų blizgių. Štai lūpų blizgiai tokie, su žemogės kvapu, skoniu. Šiti labai geri čia sudėti visi aliejai, tikrai verta dėmesio, labai pigiai kainuoja, parduotuviai už tokią kainą, tokios kokybės tikrai nerasite. Vat šitas, nežinau, visos, kas žino, kokia sudėtis, kas čia yra, tai apakė, kad tokia kaina pigi, tokie faini balzamai lūpoms ir tokia sudėtis ir tik tiek kainuoja. Taip, toliau yra Faberlic gydomasis paprastas lūpų balzamas. Ir štai toksai Volume Art Faberlic tušas, toliau Maxi Style tušas, toliau lūpų blizgis Color Energy, štai toksai. Ir kitas, čia bus irgi, manau, lūpų blizgis Faberlic, arba čia gal šešėlį, ne, blizgis, man atrodo. Nors šito nežinau ir nieks neparašyto, nenoriu lūpti, nes šitą tikrai nešusi, sakiau klientė, tai nenoriu lūpti dabar. Štai tokių dar truputį dekoratyvinės kosmetikos saldainiukų. Na ką, ir užsakymas kaip ir viskas. Štai toks ir užsakymas. Toks kalnas gėrio. Eisiu dabar viską sudėlioti į maišelius, supakuoti, katalogus paruošti, užrašyti, pažymėti, kur naujienos, kur akcijos. Ir tiek, toks ir darbas dabar bus. Šiaip tai čia dar ne 1 valandos darbas, kol viską sudėliosiu, surašysiu, atskirsiu, kur kieno, kur mano. Ir tada dar reikės susitart su merginom, kuriom jau galiu pristatyti, kuriom kitą dieną. Štai taip. Nu ir sukaitau čia bebūdama vėjas pučia, viskas dreba. Tai nežinau, kaip garsas bus, bet šiaip tai kaip karšta čia, ojėje, prikaitino saulė, žinote, uždara patalpa, vis tiek gaunasi toj palapiniai, truputį va čia tik pradaryta ir karšta. Na ką, einu viską pakuoti ir susimatysime. Kokį mėlėką nusipirkau, buvom parduotuviai šiandien su vaikais ir su Andrium. Ir pažiūrėkit, poniukas ir toks pomponas, tai pasikabinsiu ant tašės. Šiaip čia raktų pakabukas, bet toks fainutis ant tašės pasikabinsiu ir kainavo tik tai, kainos nėra, bet kažkur tai svaras 50, tik tai toks mielas labai. Andrius reguliuoja kažkokias lempas bus. Ką paduot šitą? O papa. O kažkokias taiso. Mama! Atidaryt? Tuoj. Prilipęs, jo? Iš ryto iškart prilipai, jo? Tai. Einam rengtis. Einam? Tomai, sakyk labas. Pasakyk. Įsitaisė. Šilta ir miega savo.
va, sėdžiu mašinoj, laukiu, kol draugė iš parduotuvės apsipirks, nes Tomas užmigo, nenoriu jo kelti, o palikti mašinoj negalima. Ir po to aš eisiu į Lietuvinę, atvažiavom apsipirkti. Čia iš karto yra ir tokia international parduotuvė, visokie ir Lenkų tenai, ir Lietuvių yra, žodžiu. Ir čia virš Baltijos anksčiau, kai tik atvažiavau pirmus metus, tai buvo prieš 8 beveik metus, 7,5. Tai čia su Andrium gyvenom, tai dabar pažiūrėjau jo, galvoju, ir čia tokioj palėpytėj mažoj gyvenom pirmus metus. O po to jau, kai Edgarą po 8 mėnesių paėmiau, tada jau pasiėmėm butą, namą. Tai va, o tokia pradžia dabar visai prisimint smagu, ten buvo, žinot, bendra virtuvė, bendras stūlikas, bendras dušas ir daug žmonių, visokie latviai, lietuviai, bet taip visai prisimint smagu, kad ateini virtuvę, jau ne vienas sėdi, daug tenai žmonių sėdi, pakalbi, kava, kai geri, jau ruošias visi darbą, visai smagu buvo prisiminti. Tai va, Tomas užmygęs, miega ir to jau draugė ateis ir eisiu aš tada apsipirkti. Tuoj parodysiu tą parduotuvę. Atėjo, dabar aš einu apsipirkti. Nu va, apsipirkom, dabar važiuojam jau namo. Lekiam greitai. Greitai. Kad matytųsi, kad... Va, buvau Lietuviniai. Pasiėmiau lietuviškų magiją surelių. Va, tokių. Viskas lietuviškos prekės. Sidro pasiėmiau, labai seniai negėriau. Kai buvau Lietuvoje prieš daug metų, tai kažkada ragavau Fizoje, nes sidras kažkaip tai žodžiu. Dabar paėmiau, sakau, kada bus karšta diena, atsigerti. Toliau makaroniukai kažkokie sodžiaus. Kefyras. Dešrelių, kada reikia greito užkandžio. Taip pat prie greito užkandžio irgi koldūnai štai liutuko pasiėmiau su mėsos įdaru. Toliau prieskoniai ryžiams, kad būtų su skoniu, kada imsim ant šašlo ar ką. Tokį skilandžiuką. Štai gabaliuką nedidelį pasiėmiau. O dar šoninės gabaliuką labai mėgstam su Andrium pagriaužti taip truputį. Kažkokią vytintą žuvytę. Netgi gal čia dvi, ne, viena tokia. Jo. Štai tokia. Kas čia jinai tokia, čia blembačkai jau pamiršus. Paprastieji karštai vytinti išdarinėti. Net nežinau kokią žodžią. Taip. Toliau rafų kažkokia rūkyta dešra. Dar dešrytė. Tokia. Po to Laura ateis, tai sakau, va reikės truputį išgerti. Tai Dainavos paėmiau. Grietinės 2 indeliai mū. Nes taip vis perku lenkiško, dabar va, kai lietuviniai buvau, tai jau lietuviškos. Seną žurnalą Panelę pasiėmiau, ten buvo daug senų žurnalų, bet pasiėmiau būtent šitą, kad paskaityti apie Aivarą Vilutį, nes žiūriu jo video, man labai patinka, pasijokiu, labai prikolinas. Tai va, ir paėmiau paskaityti apie jį. Ir duonytė. Štai tokia dar šilta netgi mantingos duonelė. Na štai ir viskas. Dabar einu išsikrauti viską, kur reikia, šaldytuvų, susitvarkyti, susitiksim. Na va, dar radau čekutį, jeigu kam įdomu, kiek išleidau, va taip Anglijai apsipirkdama šitas lietuviškas prekes, tai išleidau 56-60 svarų. Nefokusuoja, nu nesvarbu.